Labas vakaras visiems. Kaip sako, biškutėlį galim palaukti. Galėsim biškį aptarti esančius pasaulyje įvykius. Pažiūrėsim iš asociacijos, kaip sako, perspektyvų pusės. Norėčiau šiandien pašnekėti dabar plintančią temą apie aplinkos taršą. Gal žinot, Facebook'e sklinda įrašas, žmogus Gintarius pasidalinęs yra, bandė, kaip sako, paėmė mėginius sniego ir darė tyrimus, žiūrėjo taršą. Aš aplamai, realiai iš savos perspektyvos žiūrint, man aplamai kraupu, kur mes judam. Chemija visur. Tolstam ir tolstam nuo gamtos, nuo natūralumo. Tuoj bus visokių, kaip sako, elektroninių prietaisų viduj žmogaus organizmo. Maistas visas praktiškai pilnas taršos. Žemė užteršta, dabar oras užterštas, atrodo baisu, teisingai. Aplinkos tarša didėja ir netrodo, kad būtų kažkoks lūžis ar suvokimas, kad reikėtų gal stabdyti, atėjo laikas, ligų daugėja. Ir stabdžių nėra. Bent jau iš mano perspektyvos žiūrint, ką aš matau tik sąlytį su finansiniais interesais. Tai daleiskim gaminti maistą, kuris būtų ekologiškas ir sveikas, tai jam reikia daug laiko, pastangų ir resursų. O šiuolaikiniai visuomeniai tai gan brangus malonumas tokiais atžvilgiais žiūrint. Ir bent jau man viskas susiveda į pinigus. Grinai į piniginę problemą, į piniginę perspektyvą. Ir kas baisiausia, kad kažkada truputėlį seniau vis tiek buvo valstybinės institucijos, kurios, kaip sako, ribojo tuos dalykus, saugojo tą paprastą žmogų. O dabar, kiek pastebiu politiką ir bent jau visa valstybinė sistema irgi jau, jie, kaip sako, akcentuojasi irgi į verslą, į pinigus ir į privačius reikalus. Tai praktiškai mes prarandam vis daugiau ir daugiau tų stabdžių, tų ribojimų, tų barjerų, kurie leistų, kaip sako, mum nors šiek tiek pristabdyti tą ekologinę taršą ar apribot žmonės. Tai gaunasi betvarkė vis labiau dabar įsibėgėja ir didėja. Ir kas įdomiausia, daug kalbama apie klimato kaitą ir ten išsaugojimą gamtos, bet ten fokusuojamas į saulių plokščių gaminimą ir visa kita. Bet kažkaip maistas prastėja, daugiau chemijos, apribojimų ūkininkam kažkokių dėl chemikalų naudojimo nėra. Lengvatų, kurios leistų kažkaip kompensuoti tuos dalykus ar kažkokių normatyvų naujų atsiradimo liktai nėra. Aplamai kaip tik vis labiau ir labiau pastebiu, kad leidžiama daugiau. Po truputėlį vis labiau ir labiau. Ir įdomu, kur nueisim tokiu keliu. Negi į savęs susinaikinimą, kai žmonės pradės vėl kaip senais laikais gyventi po 30 metų nuo chemijos, nuo taršos, nuo ligų. Tada gal kažkaip bandysim susimastyti, kai bus per vėlu. O tas įdomu, kiek mums reikia eiti toliau,
kiek dar reikia tų tokių požymių, kurie leistų žmogui pradėti susivokti, kad taip nėra gerai ir kad reikėtų kažką daryti. Ir faktas, iškart ateina tas kitas argumentas pas žmogų, kad mes vieni nieko negalim padaryti. Arba vejamos tos mintis, kad leiskim negalvot, pragyventi šitą gyvenimėlį, negalvot apie ateitį žmonių, apie savo vaikų ateitį ir kas bus rytoj. Tai va, toks jausmas susidaro. Ir tada susiriša sveikata, aišku, naudinga. Jeigu mes einam į šitą pusę, iš finansinės pusėms, tiem, kas daro vaistus, kas užsiema visą tą priežiūrą ligonių, gydymo. Nuo senų laikų ten irgi buvo tam tikra sistema ir pinigai ten, kaip sako, daro pagrindinį vaidmenį iš tikrųjų. Tai iš šitos perspektyvos žiūrint, matot patys, kad dabar daleiskim siekiama sunaikyti praktiškai visiškai valstybinės ligoninės, valstybinės visą mediciną valstybinę, kad žmonės eitų pas privatininkus, o mokestis už tą gydymą, kaip sako, kai tu turi darbo sutartį, iš tavęs atskaičiuoja už tokius dalykus ir, kaip sako, tu nieko negausi, vis tiek tau, jeigu atsiras bėdų, reiks eiti pas privatininkus. Tai va, į kur einam, vėl einam į tą dalyką, kad kažkas nori užsidirbti daugiau pinigų. Tai, kaip sako, aplinkos tarša, sveikata, medicina, kažkas nori užsidirbti daugiau pinigų. Tai toliau einam, finansai, teisingai, bankai, dabar atsiskaitimas, elektroniniai. Aš atsimenu, kažkada pradžioje buvo kviečiami žmonės dėti pinigus į bankus, viliojami, net siūlomos palūkanos geros ir visa kita, o kai, kaip sako, jie įgavo tą tokią galimybę plačią, jau prasidėjo palūkanų mažinimai visi. O dabar įteisintas atsiskaitimas per bankus, tik, kaip sako, tu neturi galimybės kitaip, tau būtinai reikia turėti korteles, turėti sąskaitą banke ir būtinai, kaip sako, jei nori algelę gauti, bent jau Lietuvos valstybei. Tai ką tai sako? Atsiranda mokesčiai už tuos smulkius visus dalykėlius, vėl šnekam apie pinigus. Kažkas nori užsidirbti daugiau pinigų. Kažkas nori išlaikyti valdžią ir kontrolę. Dabar va, paminėsiu dar aišku dėl ūkininkų. Pastebėjau tokį dalyką, mėgdavo šnekėti apie hibridinės sėklas, sakydavo, oi, kaip jos čia pavojingos ir pūsdavo tą tokią didelę propagandą, kad jos kenkia ir žmogų dėmesį fokusavo į reklamą hibridinių tų sėklų. Ir vienas toks gražus dalykas praslydo. Aš neseniai tik iš tikrųjų sužinojau, pasirodo, kad jeigu tu nori pats gaminti sėklas ir daleiskim auginaisi kažkokį augalą pasisodinęs iš hibridinės sėklos, kas gaunasi kitais metais mažėja derlingumas to augalo, o paskui jis pilnai įsigimsta, ta prasme, jis neišsaugo savo genetinių savybių, jie specialiai taip daromi, kad kontrolė ir valdžia sėklų gamintojų būtų irgi. Dabar įsižiūrėkit, atsimenat, kažkada senovėje buvo tokie laikai, kai bent jau šneka knygos, kad kiekvienas kaimas turėjo savas sėklas, savo rūšį, savo tą skonio savybės to augalo ir jie mainydavosi su kitais kaimais, kad pastiprintų augalo savybės ir paįvairint savo tą, kaip sako, racioną maisto kitokių skonių. Tai va toks įdomumas buvo, kad buvo tokia konkurencija gyva, natūrali atranka. O dabar gaunasi kažkokios stambios kompanijos sėklų, jos kontroliuoja viską ir jos realiai tuos hibridus kuria tam, kad
Dėl pinigų vėl tas pats, kad kažkas nenukopijuotų tos sėklos ir negalėtų, kaip sako, jas dauginti ir autorinės teisės išlieka jų rankose. Tai va toks įdomus dalykas, bent jau aš matau, čia mano požiūris, kad vėl grįžtam prie problemos piniginės. Dabar einam toliau, moterų teisės, teisingai, ir čionais lyčių lygybė. Šnekam apie lyčių lygybę. Tai įdomiausias tas dalykas, kad jei įsiklausysit, pasirodo, sklinda internete ir visur, ta prasme, kalbos, kad realiai labai naudinga, kai ten, daleiskim, paauglys ar paaugliai keičia lytį, nes tada ten papildomai gaunasi, kaip čia įsireikšti. Tu priverstas tampi visą gyvenimą naudot vaistus ir ten tas pakeitimas lyties labai brangiai kainuoja, tai realiai irgi naudinga kažkam ir iš to daromas verslas. Tai bent jau aš taip matau. Nes kam tiek daug resursų ir jėgų skirti tokiam dalykui, kodėl jis toks pasauliškai labai populiarus ir svarbus atsirado vakarų pasaulyje, teisingai. Tai va čia vėl grįžtam prie piniginės tos dalies, vėl sukamės prie to dalyko, kad kažkas nori uždirbti daugiau pinigų. Ir išlaikyti valdžią tokiu būdu, nes mes gyvenam piniginiai santvarkoje ir pinigai perka praktiškai viską šiais laikais. Tai va tokie dalykėliai ir grįšiu prie asociacijos dėl to reikalų, nes esmė kokia. Problema ta, kad kas gali apriboti tuos dalykus, kas gali kontroliuoti tokius reikalus. Mes gyvenam tokioj demokratiniai vadinamoje liberalioj santvarkoje, kai valdžia ir valstybė prisidenginėja lygybę, laisvumu ir laisvę ir leidžia, kaip sako, natūraliai konkuruoti, vadinasi, pasauliui ir valstybei, bet bėda tame, kai didelis banginis ar ryklys lyginasi ir konkuruojasi su paprastu žmogum, su paprasta žuvelė, faktas, visi suprantam, kas laimi, ir kai nėra jokių apribojimų, o esantis apribojimai vis labiau mažinami, tai taip ir rytamės, kaip sako, tuoj grįšim į tą vergovinę santvarką, kai suktysim su viskuo, kad tik paliktų mus gyvus ir leistų gyventi, o nenuodytų, nekankintų, nedarytų, kaip sako, medicininių bandymų ir sutiksim gyventi ten, kur jie pasakys, kad gyventi natūralioj sveikoj aplinkoj ar pakenčiamoj aplinkoj. Ir gal, kaip sako, uždarysi dėžutes mažas ir džiaugsimės, kad dar esam gyvi ir galim per šitą mažą ekranėlį stebėti, kas vyksta pasaulyje, ir turim tą laisvę spaudyti ir keisti kanalus. Ta prasme, iš kokių 10 ar 20 ar 100, kad ir 1000, ta prasme, jei bus globali sistema, jiem bus nesunku pagal visų mūsų poreikius panašiai grubiai pateikti informaciją. Jiems svarbu bus, kad tik sėdėtume, kaip sako, tyliai, tarnautume jiem ir klausytume. Baigtume, kaip sako, kažkokį darbą, grįžtume namo ir žiūrėtume į šias dėžutes ir klausytume sistemos. Tai va toks niuansėlis. Tai dabar norėčiau pereiti dėl to, kad mes dėl to ir sukūrėm tautos valdžia idėją, nes aš manau, kad ateityje žmonėm bus blogiau ir jie pradės ieškoti vis daugiau galimybių, kaip sako, kažkaip burtis į būrius, į grupės, kad kažkaip galėtų kovot, gintis ar išgyventi net. Tai va toks dalykėlis. Ir kaip mes galim tai padaryti? Daug žmonių šneka, kad daleiskim žmonės labai kvaili.
vienas iš teiginių yra, kad mes esam kvaili ir kad tik keli procentai yra protingų žmonių ir kad ta bendruomenė, kaip bebūtų, kaip ta dėžė pasakys, jie tą ir darys ir mes neturim šansų. Čia vienas teiginys. Tai va, šitą teiginį atmesti noriu pasakyti, kad gal jie ir kvaili, bet su jais žaidžia per gėrio principus. Jie nesako, kad nupjaut galvą yra geras dalykas. Jie sako, kad jūs kovojat už gėrį, aš kovoju už gėrį, dėl to jūs turėtumėt palaikyti mane. Ir pastebėkit, va, kaip pavyzdžiui, dėl vaikų, dabar dėl celofano reikalo daug veikėjų pasisakė, bet jų tikslas buvo, kaip sako, kol yra šita banga, kol yra šitas įvykis, pasinaudoti juo ir, kaip sako, gauti daugiau dėmesio taškų. Tai va toks dalykėlis, bet kaip bebūtų, žmonės reaguoja, nes tikrai blogai, kad atėmė iš šeimos vaikus. Ir kad taip nėra teisinga. Ir jie žaidžia va tokiais dalykais. Turėkit omeny, jie nukreipia mūsų dėmesį, pritraukia, kaip pavyzdys, kaip ir su hibridinėm sėklom. Jie šneka apie, kad kaip yra blogai, kad jos gali būti pavojingos, bet tuo pačiu turi kitų planų ir jų mes tada nepastebim, nes apie juos nešnekama ir, kaip sako, tylima. Tai mintis tokia, kad kaip galim susivienyti, nes yra daug skirtingų nuomonių. Mūsų tikslas, kaip sako, susitart taip, kad kiekvienas iš mūsų lygus, visi norim būti lygiais, teisingai, nenorim eiti paskui kažkokį vieną asmenį ar klausyti kažkokio vieno vado. Kiekvienas turim savo charakterį, savo ypatybę, savo nuomonę. Bet mums reikia susivienyti, nes mes po vieną, kaip sako, niekas, negalėsim nieko nuveikti. Tai reiks eiti kompromisą, tai sąlygos labai paprastos. Tai, kad mes einam prie lygybės, kad kiekvieno žmogaus balsas yra lygus. Man nesvarbu, kad aš esu šiame eteryje, jei mes kažką sprendžiam, tai, kaip sako, sprendžiam kartu balsuodami. Tai čia viena iš pagrindinių idėjų tautos valdžios. Antras dalykas, nesvarbu, kad aš čia ir šneku šiuo momentu, aš neturiu teisės jūs nukreipti kažkur ir, kaip sako, pasukt į jūsų nuomonę, į man palankę pusę, suprantat? Aš turiu išlaikyti, jeigu aš esu viešam tautos valdžios eterį, neutralitetą, arba pasiūlyt galėčiau kažką, bet sąlygos kokios siūlyt, turėtume galėti visi vienodai lygiai, jeigu mes už lygybę, taip? Dabar aš liktai eteryje, o jūs negalit būti eteryje, tai esmė tokia, planuojama sukurti internetinę balsavimo platformą, kurioje pirmoji vietoje svarbiausias uždavinys mes patys iškelsim savo svarbius klausimus ir jie išsireitinguos. Ta prasme, mes dėsim patiktukus ar kitokią formą balsuosim prie aktualiausio klausimo, kuris mums svarbus. Ir tas, kuris sulauks daugiausia dėmesio, ar keli, kurie sulauks, tai jie, kaip sako, jau skaitysis kaip tautos valdžios tikslas. Supranta? Tai gausis, mes koordinuosim bendrai, ko mes norim, ko mums reikia ir tada tuo tikslu išbalsuoto jau šitas eteris užsipildys. Dabar grupė yra neutrali, nes aš neturiu teisės naudotis savo pozicijom pagal tautos valdžios sampratą, taisyklės ir sąlygas. Tai va toks dalykas, jeigu mes už lygybę. Ir iš tos pozicijos žiūrint, suprantat, tam reikalinga asociacija, reikalingi teisingai parašyti įstatai. Ir šitoj vietoj, tęsiant, turėkite omeny, aš po biškį jūs jau šildau, kad pratinu prie įstatų, neužilgo bus jau įstatai ir ką turiu apie juos užsiminti, tikrai bandėm parašyti juos paprasčiau ir lengviau, bet įsivaizduojat, va, pavyzdžiui, visas balsavimo taisyklės, balsavimo sistema ir kaip padaryti, žmonės klausia, kad va čia va būtų lygybė,
kaip padaryti, kad nebūtų lyderių. Tai va, būtent visas tas balsavimas, visi įstatai, sąlygos ir taisyklės, sudėtinga jas aprašyti, o kai aprašinėjai negali per daug plėstis. Ir gaunasi tie sakiniai, gaunasi sudėtingi, todėl ateityje planuojam pasidalyti įstatais ir vis dar yra kritika, kad sako, jie vis dar per sudėtingi. Paprastas žmogus sunkiai susigaudys ir nelabai daug žmonių norės išklausyti ar įsiskaityti iki galo. Ta prasme, tai va, susiduriam su tokiais sunkumais, bet liktai jau bent jau aš matau ribas. Ta prasme, jau kiek įspaudžiau, kiek galėjau, matau, kad jie vis viena bus gan tie terminai pakankamai sudėtingi ir mums reiks pasidalinus įstatais, kaip sako, būtent šitas laideles užpildyti tais punktais, kiekvienu punkteliu įstatų ir paaiškinimu, kodėl būtent įrašėm tą punktą, ką jis saugo, ar kuris padeda, ta prasme. Ir visą tą po biškį mes sugebėsim susivokti, nes kaip pavyzdys, kaip ir minėjau, balsavimas, kuris išreitinguos, ko mes čia norim. Teisingai, kad ne aš, o diktuočiau sąlygas. Teisingai, kad mes visi bendrai diktuotume sąlygas. Tai va, liktai viskas aišku, bet atsiranda daug tokių niuansų. Yra aktyvūs žmonės ir yra nepakankamai aktyvūs. Visi aktyvūs tikrai nebus. Ir kas atsitinka, tokie balsavimai turėtų būti labai svarbus ir pirmoji vietoj. O daleiskim paskui, kai įsibalsuoja tas uždavinys ar tikslas mūsų, daleiskim, ieškom žmogaus, savo prezidento, kurį norėtume išrinkti valdžią, kuris įsipareigos tautos valdžia asociacijai, daleiskim, ir vykdys jos išbalsuotus interesus, ta prasme sieks jų, teisingai? Tai daleiskim, mes užsibrėžiam tokį tikslą ir žmonės išsibalsuoja, iškelia jį ir asociacija pradeda siekti to tikslo. Tai va čia toks dalykas, tu tada tuos siekiamus uždavinius ir darbus, dėl kurių mes balsuosim, kad galėtume taip pat visi lygiai prisidėti, negalėsim dėti kartu su tais iškeliamais ir reikia juos konkrečiai atskirti, nes pirmi balsavimai yra tai mūsų poreikiai, o antri balsavimai bus tokie kaip darbiniai. Turi skilt balsavimų tipai. Vieni tai tie, kur balsuojam kaip įgyvendint asociacijos tikslus ir išbalsuotą interesą, va to kito balsavimo. Ir suprantate, reikia viską tai surašyti, nes skiriasi sąlygos, skiriasi taisyklės, kad išliktų lygybė. Tada atsiranda dar problema administracija, nes vis tiek bus kažkokie žmonės, va kaip pavyzdys, aš dabar esu tai, kuriuos reikia nukenksminti kuo labiau, kad balsavimas būtų pirmoji vietoj, tada atvirumas ir viešumas. Va tą atvirumą, viešumą reikia įrašyti įstatos. Reikia kaip taisyklės, kai sąlygas surašyti tuos visus punktelius, tada viešinama informacija, kokią turės. Labai susidaro daug mažų dalykėlių ir suprantat, ir atrodo darai ir matai, kad praleidi kažką dar reikia papildyti. Tai va turėkit tokį dalykėlį, kad jau einam į galą ir tuoj turėsim, kaip sako, įstatus, kuriuos paviešinsim ir galėsim po biškį analizuoti punktelį po punktelį, kodėl, kam įrašyta, galėsim draugiškai diskutuoti, kad, kaip sako, sudėlioti visus taškelius ir bent jau kai paviešinsim ir pamatysim reakciją, jį gan rami bus, tada norėtųsi dar tais įstatais pasidalinti su specialistais, su žmonėm, juristais, su kompetitingais asmenimis, nesvarbu, kad ir jie nepalaiko ar neprisideda labai taip aktyviai prie tautos valdžia idėjos, suprantat, bet tikslas toks, kad jie pažvelgtų juos ir galėtų pakritikuoti, kad mes, suprantat, jau kai bus sukurti įstatai ir jau kai mes juos įteisinsim ir įtvirtinsim įstatymiškai,
kelias atgal bus sunkus. Dėl ko? Nes įstatuose norim įdėti punktą, kad juos keist būtų labai labai sunku, kad reikėtų sutikimo visų mūsų, suprantat? Tai va, dėl to. Dabar norėčiau, kad kai kas parašytumėt, aš matau, pas mus daug yra aktyvių narių, gal kas nori prisijungti ir su manim, kaip sako, pabendraut kartu draugiškai. Matau, va, Paulių, aš galiu pradėti, kaip sako, kviesti. Gintą pabandysiu pakviesti. Daug kviečiu, bet jum nebūtina jungtis. Turėkit omeny. Kažkodėl. Galite jungtis, galite ne. Jeigu, kaip sako, neatsiras norinčių, ar dabar visi esat užsiėmę, padarysim tokią trumpesnę laidelę. Kaip sako, paplirpėm, pakalbėjom truputėlį. Kas džiugu, paminėsiu, kad Pauliaus sugrąžina paskutinis tiesioginis eteris susilaukė daug dėmesio, iš tikrųjų gavosi, palėtė žmonių širdis, po juo yra daug komentarų, aš realiai atsiprašau, dirbu prie įstatų, neturiu laiko atsakinėti, bet esmė ta, kad rezultatas buvo, žmonės nori dalyvauti, atsirado norinčių. Dėka to filmuko toks buvo pliūpsnis ateinančių naujų žmonių, tai va, galim stebėti įvykius, matyti rezultatą, gaunasi Pauliaus pasisakymai ir Gražinos prisidėjimas buvo geras, kompetentingas, kaip sako, ir turėkite omeny, stengsimės tobulėti ir toliau, ieškosim tų raktinių vietų, kur galim paliesti žmonių širdis. Ir mums nebaisu būti šiek tiek naglesniam, kaip sako, įžūlesniam, nepasiduot, nes mūsų tikslai yra geri ir nuoširdus, turėkite omeny. Ir aš va paskutinį po Pauliaus komentarą turėjau, norėčiau jį pacituoti. Aišku, dabar staigiai nerasiu, tai pabandysiu taip va iš savai žodžiais jį apibūdinti. Žmogus šneka, klausia, tai kaip jūs, kai tuos pinigus, kaip jūs tą saugumą, viešumą, atvirumą sugebėsit užtikrinti. Tai esmė kokia, tai va būtent asociacijos įstatuose ir dėliojam, kaip visus tuos punktelius sugebėt užtikrinti. Ir vienas iš tų užtikrinimo būdų, kaip bebūtų, jei mes einam prie tiesioginio valdymo, turėkite omeny, be mūsų iniciatyvos, prisidėjimo ir dalyvavimo mes nesugebėsim užtikrinti to saugumo. Bet, pavyzdžiui, įstatuose bus punktas, kuris sako, kad asociacija pilnai vieša ir atvira. Nėra niekur uždarų kortų, suprantat? Ir mes, kad asociacija įsipareigoja pateikinėti viešai visą informaciją apie pačią asociaciją ir jos veiklą. O susitarimai negali būti tarp uždarų durų. Mes tarėmės sukurtoj ateity, kai sukursim toj balsavimo platformoje. Ir va, ką turiu omeny, dėl to jį ir skeliama į dvi dalis, kad bus viena tai nukreipamoji, ko mes norim, ko mes sieksim, kad būtų, kaip sako, ta lygybė, nesipjautume, nekovotume, išsibalsavom, ko mes norim, tada jeigu išsibalsavo, tas, išsireitinguoja, o paskui išsibalsuoja ten keli tie poreikiai, ko mes siekiam, jie tampa asociacijos tikslu, turėkite omenyje, tada bus kita balsavimo platforma daugiau aktyviem žmonėm. Ta prasme, ne tai pasyviai didžiai daliai žmonių, o bus daugiau aktyviem žmonėm tokiam, va, kur jūs dabar klausotės, kaip aš, va, tokie žmonės, kurie užsiema visuomeninę veiklą, jie nori kažką keist, daryti, jie aktyvūs, jie mato tame prasme, suprantat, ir tada jie kels pasiūlymus, jie turės teisę kelt pasiūlymus, bet tik susijusius su asociacijos tikslais
ir jų įgyvendinimu. Suprantat? Tai gaunas mūsų išbalsuotas senoj platformoje interesas bendras, taps kaip uždavinio asociacijos, kad jį įgyvendintume. Ir tada aktyvus žmogus galės toj kitoj platformoje kelt pasiūlymus, kad tą tikslą įgyvendintų. Ir va šitoj vietoj labai svarbus momentas, kad gaunasi taip, kad kai vieša grupė, mes reitinguosim kiekvieną iš mūsų. Ką reiškia? Jeigu aš daleiskim pasiūliau kažkokią idėją, noriu užkabinti kažkur plakatą apie tautos valdžią, ir noriu skleisti ją. Ir aš turiu idėją, mums reikia surinkti tiek lėšų, tiek pinigų, čia yra viešai parodyta, kiek yra. Ir aš daleiskim pasiūlau tą idėją, tos mūsų idėjų realizavimo platformoje balsavimo. Tai tada kas gaunasi pagal taisyklės, kurias kūrėm dabar, aš turiu prisijungti atsakomybę už tą idėją. Ką reiškia? Paprasčiausiai asociacijos administracija įsipareigoja patikrint mano pasiūlymą ir jeigu jis neturi pažeidimų, neturi jokių problemų, teisingai jis iškeliamas. Tada žmonės, jūs patys, jam bus kažkoks laikas būt viešoje erdvėje ir jūs įvertinsit. Jeigu šitas pasiūlymas nesusilauks kažkokių neigiamų pasisakymų, argumentuotų, jis išeina į balsavimą. Suprantat, jis tada nueina į balsavimą ir tampa, kaip sako, aš gaunu leidimą jį realizuoti. Ir kur pagrindinė esmė? Pagal įstatus bus sąlyga, kad jei tu siūlai, tu prisiemi už pasiūlymą atsakomybę. Kas gaunasi? Administracija, aš turėsiu pateikti savo kontaktus dėl šios idėjos. Ką tai reiškia? Prie mano pasiūlymo atsiras kontaktai mano, nes aš prisiemu atsakomybę už šią idėją. Teisingai? Ir žmonės, kurie, kaip sako, norės prisidėti prie idėjos, jie galės su manim kontaktuoti ir mes bandysim įgyvendinti tą pasiūlymą. Suprantat? Tai atsiranda ta lygybė ir galimybė visiems prisidėti. Kas toliau? Jeigu aš netinkamai elgiuosi, esu nepakankamai kompetitingas ir geras, žmonės turės galimybę, tie, kurie manim pasitikėjo, kurie už mane balsavo, mane reitinguoti. Ir jie paminės, kad žmogus atliko savo užduotį gerai, aš gausiu tam tikrus balus. Ir ateityje, jeigu daleiskim kitas žmogus siūlo ir jis kažkaip neatliks tos užduoties ir žmonės paduos jam blogą balą, ateityje, kai vėl žmonės siūlys idėjas, nesvarbu kokie, suprantat, bet kuris paprastas žmogus galės pasiūlyti ir jūs rinksitės ar rinkti žmogų, kuris jau daug kartų yra, kaip sako, prisidirbęs, arba jum rinktis naują žmogų ir rizikuot, arba daleiskim laukti, kol pasiūlys kompetitingas žmogus, atsakingas, kur jūs matot, kad turit galimybę tikrai už jį balsuoti, jam padėti ir prie jo prisidėti, nes žinot, kad jis normaliai atsakinės į telefono skambučius, normaliai atsakys, normaliai leis žmonėm prisidėti ir visa kita. Tai suprantat, mes natūraliai sukursim tokią sistemą, kur kiekvienas iš jūsų galės prisidėti ir, kas įdomiausia, galėsit užginčyti, užbalsuoti. Paprieštaraut, tada vyks konfliktas. Ir tie konfliktai yra niuansai, yra labai svarbos detalės. Šiandien gal, manau, nebesiplėsiu, kaip ir minėjau, labai daug smulkių niuansėlių yra, kad mums gautųsi. Ir mes tengiamės sukurti kuo paprastesnė asociacijos tą įstatų formą, kad kiekvienas esantis suprastų ją, kaip ji veikia, persiskaitęs galėtų įsigilinęs, kaip sako, naudotis 100% visomis tomis galimybėmis. Kaip pavyzdys dabar mūsų teisinė sistema. Realiai tik juristai, tos srities specialistai turi galimybę manipuliuoti sistemą teisingai mūsų esančią ir mums reikia juos samdyti, o paprastas žmogus teisiškai ir techniškai nėra pasikaustęs ir jeigu jis ten atsivers kažkokį vadovėlį, paskaitys,
jam ten nieko nepadėsis. Reikia daug mokslų praeiti, daug praktikos, kad jis, kaip sako, galėtų naudotis tomis galimybėmis. Tai mes stengiamės sukurti kuo paprasčiau ir aš, kaip sako, matau, kad bent jau man asmeniškai matosi, kad vis tiek bus sudėtinga, todėl reiks apie tai labai daug plačiai šnekėti, reiks prikabinti gal prie kiekvieno įstato ateity mūsų svetainiai, aprašymus, paaiškinimus, va šitas vaizdo įrašus, kurie detaliai, smulkiai paaiškins aiškiau, paprasčiau žmonėm, kam jis reikalingas, kokią funkciją atlieka ir kaip jūs tuo įstatu galit naudotis. Tai va, kad jūs galėtumėt 100% naudotis šią platformą ir šią idėją. Tai tiek, lyg tai pasiūlymų prisijungti matau negaunu. Tai galim, kaip sako, šiandien ir baigto. Tai va, turėkit omeny. Matau, kad bent jau aš asmeniškai pinigėliai viską valdo. Ir valstybė po biškutį pasiduoda ir, kaip sako, jį kontroliuodavo tą visą laisvę, tą žmonių. Ir dabar tarp ryklių mažom žuvytėm nėra lengva ir labai pavojinga. Todėl mums, kaip sako, to mažom žuvytėm reikia jungtis, vienytis į bendrą būrį, kad mes galėtume apsiginti prieš tuos didžiuosius ryklius ir, kaip sako, kovoti už tiesą, teisybę ir lygybę. Kad ji būtų ne piniginio formatu, o kad vienas žmogus, vienas balsas. Nu, taip turėtų būti teisingai, jeigu mes gyvenam demokratiniai valstybei. Tai va toks dalykėlis. Iki kitų kartų tada. Ačiū, kad klausėtės, kad buvot su mumis.